medžiai, įvairių spalvų. Gaila klevų nėra, tai tokia raudonų būna medžiai. Tai vat Panemunė vienas iš įdomiausių maršrutų, kada važiuoju Panemunės pilį, nuo krašto eisim. Čia mes jau toj paliksim Nemuną. Ten važiuoju nuo Vilkijos iki Skirsnemunės, tai visą laiką Panemunė. Tai vienas iš tokių vaizdingiausių Lietuvoje kelių, kurie net Europos žemėlapiuose yra pavaizduota kaip vaizdingas kelias. Tai yra toks kelias Aukštadvarį, važiuojant nuo Stakliškių ir iki Trakų. Ir va šitas Panemunės kelias nuo Vilkijos iki Jurbarko. Tai tikrai labai gražus, įdomus ir ypač rudenį. Kviečių radijos toksai laiptai padaryti modernus, mes galėsim atsigerti po vandens, yra, aš nusipirkau pasiėmiau specialią indą, yra dvaras, Lekėčių dvaras vadinasi, Paliekio dvaras, bet jisai neturi istorinės reikšmės, bet teritorija gražiai sutvarkyta, nes pastatytas buvusio vaikų darželis. Jisai atrestauruotas, pastatytas ten antras aukštas, įrengti yra palotė, galima pernakvoti, pavalgyti ten, tokia poilsio zona. Irgi kauniečių kažkurių tai verslininkų, mes čia turbūt nematysime šitos pusės. Yra sena bažnyčia, datuojama dar 1880 metais, viena iš tokių medinių bažnyčių architektūros stilių. Aišku, ta bažnyčia restauruota, ne vieną kartą, aišku, medis yra neilgalaikis, tai nėra mūras, kaip po Zapyškio bažnyčia matėm, tačiau yra išlaikiusi tas visas senasias tradicijas. Tikrai ne aš. Vairuotojas. Tai va toj bažnytėlė, kapinaitės yra, miestelis gana sutvarkytas, paminklas atstatytas irgi partizanam, kaip tik tai nepriklausomybės laiku, dabartiniu metu gal dedikuojamas partizanam, kažkada tai Lietuvos įkūrimui. Daug labai tokių paminklų yra pastatyta 1930 metais, kada šventė Lietuva Vytauto didžiojo 500 metų mirties sukaktį. Tai daugelis ir alytiškių tas angelas buvo pastatytas 1928 metais, kada Lietuvos šventė 10 metų nepriklausomybės. O daugelis yra būtent 30 metais, kaip ir Perlojo paminklas, Velioniui paminklas pastatytas, Vytautų išlikęs iki mūsų dienų, vieninteliai tokie nenugriauti, nors stengėsi tarybų valdžia šitą padaryti, bet neįstengė. Tai mes matysim tokių, pavažiuosim, Lukšiai yra irgi labai tvarkingai, kažkada tai Cikana, tai buvo dailininkas, skulptorius, jis turi savo stiklių staciją. Kas nori nusileisim, aš išdalinsiu puodelius, tokius vienkartinius. Taip, suvažiuoja kartais ir su didelėm mašinom, su bačiokais iš Kauno ir ten semia tą vandenį, vežasi namo. Šiandien gaila nėra. Bet vienas įkėtim 50 bačiokų. Maždaug su 10 ir yra. Va, tai čia dabar miškas kasai labai, dėsėsnis dabar. Bet kaip kvepia miškas. Aš galvoju, kad bėga, supranti, kažkas.
Cepilinukai tai greitai. Bet čia paprastas, nešventas. Nešventas, pašventinsim. Pašventintas vanduo čia kunigas, aš tada šventinu matau. A. Jūs pasisėmėt ir ar ten? Kalėdų naktį. Matot, kas čia vyksta. Oi, ačiū labai, ačiū. Gal galėtumėte į gertuvę? Aha, tai čia, žodžiu, bėga Iš žemės. iš žemės, sunkėsi į Oi, paviršių. ačiū. Nusipirksiu, kad čia. Sunkėsi į paviršių. Aha, o prie Nemunaičio tai yra padarytas toks kaip šlangelė ir per tą šlangelę atbėga. Smagiau, net natūraliau. Nu jo, bet va, tas smėlis, tai O, jau čia smėlis, o ką, filtruoja, jisai jo, filtruoja jisai? jo. Rumšiškių gal bažnyčia, kur čia mes buvom, kad Rūsy yra irgi kažkoks vanduo. Nu, labai fainu. Mes 10 metų geriam. 10 metų tik tai šitą. Anksčiau kleboniškių gerdavom, kol ten gyvenom arčiau, dabar šitą. Ir nesusidaro nosį. Nieko visiškai kaip kristalas, viskas. Turim gręžinį gerą, bet geriam šitą. Nu, žodžiu. Čia tai yra. Čia kur bagažinė takelis tai yra. Gėlės dabar Nameliai net panašus kaip pasisakytų. Šiais metais tai čia ir ją atsiprašau. Ūkiniai pastatai. Taip savo puikiai pasakė, neapsimoka laikyti. Šitie ūkiniai parduoda viską. Pagal orą, o šįmet sakė, nebuvo.